Apie alkoholį dar kartą pakalbam. Kaip atsikratyti alkoholio. 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 Ir angliškai, ir lietuviškai, ir rusiškai tas pats žodis. Kaip atsikratyti alkoholio. Как бросить пить. How to stop drinking. Kaip atsikratyti alkoholio, kaip nebegerti. Jeigu maniškiai, kurie tik tokie yra, nesupykit, čia man reikėjo biškutį perorganizuoti mano įrašus, nesupykit, kad dar kartą apie alkoholį kalbu, bet čia gal šoks vienas kitas naujokas, tai ir gal padėsim jam. Ir čia ne apie mane vieną, žinai, ir ne apie tave vieną, čia apie visus mumis, supranti? Čia apie, kaip pasakyti, kaip tas žodis, nes tas žodis užstrigo, čia apie didesnį darbą, didį darbą. Tai va, kaip atsikratyti alkoholio? Žinok, dabar žiūrėk, pasakysiu labai paprastą dalyką. Visą alkoholį. Ir degtinę, ir samagoną, ir vyną, ir alų, ir kas ten dar yra, konjakas ir tie visi stiprus gėrimai, kaip jis dar yra. Kaip jis dar yra tas viskis. Visą alkoholį, visą tiesiog, nes tai tau nepadeda gyventi. Tiesiog nukirta tavo visas svajones, tikslus ir energiją. Tiesiog nukirta tavo energiją, testosteroną, tiesiog nukirta. Tiesiog tau nebėra, tu išgeri ir tau ir nori įsižergęs gulėti ant sofos, krapštyti pimpį. Reikia rūpinti savimi ir šeima, ir vaikais, ir žmona, ir vyru, ir baba, ir senoliu. O jeigu išgeriam, mes savim negalim pasirūpinti, supranti? Laikai stipriai pasikeitė. Žiūrėk, viskas paprasta ir nekomplikuok situacijos, tik tau reikia suvokti kelių dalykų. Padirbėti su savim. Tik su savim. Stebuklingų tablečių nėra, nesikoduok, negerk visokių kažkokių keistų tablečių. Viskas yra tavyje ir tavo galvoje. Žiūrėk, labai paprastai, paprastą dalyką pasakysiu. Jeigu tu dar galvoji, kad čia viskas okei, kad labai man patinka gerti, tai viskas okei, be problemų, tai reiškia, kad tu dar tenai nori pabūti. Tavo būsena, tu nori, kad tavo būsena būtų tokia. Viskas gerai yra irgi. Einam pirmin. O jeigu tu galvoji, kad jau kažkas tai, jau kažkaip tai kažką suvoki, matai, jauti kažką negerai, kažkas su alkoholiu, būsena, sveikata, jėgos, energija, mama šaukia, žmona šaukia, vyras nepatenkintas, jeigu kažką jau galvoji, kad kažką reikia keisti, o čia tavo yra pradžia. Ir tu tikrai laiko klausimas, kai atsikartys, viskas. Tai va, jeigu toksai momentas yra ir kažkaip dar traukia, kažkas dar norisi kažko tai, kažkaip tai norisi kažko tai atsigerti, nueiti parduotuvę, išgerti kažko tai, jeigu toks momentas ateina, pasakyk taip, biški supyk, gal stipriai supyk, nesusinervink, bet supyk stipriai, jeigu nepatogu prieš šeimos narius, prieš draugus, nuvažiuok į miškelį, į mišką, į paliepę, nueik namuose, kai vienas būsi, kai kažkas tokio ir sakyk susipykęs, susinervinęs. Nesinervink, bet supyk, žinai. Aš tos būsenos nebenoriu, man to nebereikia. Ačiū, viso gero, čioškit visi iš čia, man
to nebereikia, aš to nebenoriu. Taškas. Kaip tau eina, supranti? Išreikš savo valią ir pasakyk visą tai. Garsu taip, žinai, gali garsiai šaukti, aš to nebenoriu, viskas, varykitis visi nakrenišiai, gali keiktis, žinai, ir išgirs tave, kam reikia tave išgirsti, ir tu uždrausi tom energijom, tam alkoholiui, žinai, būti tavo gyvenime, tavo erdvėje. Nes iš tikrųjų tai ne tu nori gerti alkoholį, čia yra kažkas kitas, kitame lygyje, supranti? Bet apie tai mes kitą kartą pakalbėsim. Dabar paprastai, jokių ten ezoterikų, jokių burtų, jokių kodavimus, jokių, žinai, tokių. Paprastai, labai paprastai. Tu viską tą susakai, ką aš dabar pasakiau, atsisuk atgal įrašą ir tau pradės formuotis. Jeigu dar tokie jausmai ateina, dar kartą uždrausk, kas čia yra, žinai, trenk į stalą su kumščiu, bet, gal ne į stalą. Ranka į ranką taip stipriai, žinai, sieną stipriai, kad nesulūžtų niekas, trenk. Kas čia yra, žinai, aš nebenoriu to, viskas, viso gero, čiau. Tai va, tu uždraudi, supranti, tu uždraudi tai energijai būti tavo energijoje, tavo kūne, tavo gyvenime. Viskas paprasta, ok? Tai nes pasaulis labai stipriai pasikeitė ir mes nespėjam pagal pasaulį eiti, supranti, kai kurie. Mes nespėjam. Reikia pasivyti mūsų pasaulį, nes labai stipriai pasikeitė, energijos labai stipriai keičiasi, viskas labai keičiasi ir tai nesustos. Tai va, turi klausimų, rašykit į komentarus, asmeniškai patarsim, yra vyrukų, moterų, daug čia patars, visokių patarimų gerų ir pasimatysim. Labai malonu buvo pasigirdėti su visais. Iki, pasimatysim, čiau.